Bet ką aš noriu pasakyti, jūs norite sužinoti apie save. Šitą horoskopą dėmesio, visiems dėmesio. Dabar prisipažinkit, kas. Apie aviną, čia labai daug avinų. Taip, dabar avinai. Yra ir vandens. Tai jisai išėjo tas asmenis. Avinas. Kas avinas? Aš. Prašom. Avinas. Dar vienas avinas. Ir dar daugiau tų avinų. Kas dar? Avinas. Aš avinas. O daugiau nėra. Ana ten toliau mergaitė. Žinokit, nebeturi mergaitė. Avinas. Tai Žuvų turit? Dvinių yra. Dvynių daug. Taip, dvyniai. Pritruksiu ten tų visų zodiakų. Jo, gal čia visko būti, kas čia žinot kaip pasiklausęs, kokie ateis su kokiu ženkliu. Aha, tai mums reikia iš karto. Būtinai jo apklausa, vietoj tie, kada va tenais yra, kur gyvens, dar yra apklausa, koks ženklas. Vo. Tai būtinai Taip, dvyniai kas? Tai jūs dvynys, kas dar iš dvynys? Dvynys, kas dar kas? Jaučiu, Dar gal turit. dvynys. Jaučiu turiu. O čia ir mergelė gal turi? Žuvų nėra. A čia praplėšti, nepraplėšti? Čia kas, kaip vienas individualiai, kaip jau čia nori. Mergelė O kaip su liūtais? ir liūta. O kaip su liūtais? Taip. Liūtai? Dar vieną, jeigu galima. Kolegė. Jis vandenis, radau vandenį, jum vandenis. Da vandenis. Vandenis. Da vienas yra. Vandenis dar yra. Mona. Vandenį, prašom. O liūtų tada turit vieną? Turim. Mergelių turit? Turim. Liūtukas. Ačiū. Mergelė. Aš. Jautis. O tai kas čia dabar yra? Jautis. Kas dar jautis? Ar yra dar jaučių? Ne, svarstyklį daro. Ai, svarstyklės daro, ne? Svarstyklės va šalia. Prašom. Viskas? O tai kas čia dabar yra tokie per... Čia yra viską, ką jūs norit sužinoti apie savo ženklą. Kas priklauso, kokie akmenukai, kokie... Vandenių čia šitas priklauso. Čia dabar galima atsiplėšti. Čia, jo, čia Nebūtinai dabar labai galėsi geras. vakare. Čia yra to rožinio kvapo. Taip. Tavo ženklas yra